galvijų skerdenos nugaros šoninės dalies išpjaustymas ir išgyslinimas. Tikslas – saugiai ir kokybiškai ir išpjaustyti ir išgyslinti galvijų skerdenos nugaros šoninę dalį. Siekiniai – pasirinkti saugaus darbo priemones ir pasiruošti įrankius. Saugiai atlikti galvijų skerdenų nugaros šoninių dalių išpjaustymą ir išgyslinimą. Išvardinti produktus, gautus išpjausčius ir išgyslinus galvijų skerdenų nugaros šoninę dalį. Nurodyti tolimesnį jų panaudojimą. Laikyti saugaus darbo, sanitarijos ir higienos reikalavimų. Reikalingos priemonės. Išpjaustymo ir išgyslinimo peiliai, kurių geležčių ilgis 12–15 cm ir 15–20 cm. Peilių ašmenų suvedimo įrankis. Elektrinis arba rankinis galastuvas. Žaliava – galvijų skerdenų mentės apsaugos priemonės. Metalinė tripirštė arba penkiapirštė pirštinė, metalinis tinklelis, prijuostė, plastmasinė arba nertinė rankos apsauga iki alkūnės. Darbo eiga. Nugaros šoninę dalį padėti išorinę pusę ant stalo, šonkaulių galais į save. Peilio judesiu į save nupjauti mėsą nuo nugaros slankstelių. Nuvalyti diafragmos ir riebalų likučius. Nugaros šoninę dalį pasukti keterinėmis ataugomis į save. Atskirti mėsą nuo keterinių ataugų. Atskiriant mėsą nuo keterų paviršiaus ir darant įpjovimus tarp keterinių ataugų, nepažeidžiant ilgojo nugaros raumens. Nugaros šoninę dalį apversti vidinę pusę ant stalo. Daryti skersinius raumeninio audinio pjūvius statmenai šonkauliams ir atskirti ilgąjį nugaros raumenį pirmiausia nuo šonkaulių, o po to nuo keterinių ataugų. Pasukti nugaros šoninę dalį taip, kad ilgieji šonkauliai būtų dešinėje ir atlikti 3 veiksmus. A. Įpjauti mėsą iš vienos šonkaulio pusės. B. Nupjauti mėsą nuo šonkaulio paviršiaus. C. Atskirti mėsą nuo kitos šonkaulio pusės kartu ir tarp šonkaulinę mėsą. Peilio judesiu į save galutinai išpjauti tarp šonkaulinę mėsą šonkaulių su slanksteliais susijungimo vietose. Švariai nuvalyti keterinės ataugas, šonkaulius, nugaros slankstelius. Išpjausčius nugaros šoninę dalį gaunama bekaulė nugarinė, ilgasis nugaros raumuo, bekaulė šoninė ir mėsa iš tarp šonkaulinių tarpų, nugaros slanksteliai kartu su šonkauliais.
Išgyslinimas – atskirti stambę keteros sausgyslę. Nuo nugarinės pašalinti raumenis ir sausgyslės, išsidėsčiusias išilgai visos dalies. Išgyslintą nugarinę, ilgąjį nugaros raumenį, skirti realizuoti, rūkytiems gaminiams gaminti. Raumeninį audinį nupjaustytą nuo šonkaulių ir tarp šonkaulinę mėsą naudoti dešrų gamybai.